Tai tikėtina, kad bus -20. Dabar laukia yra -17. Čia ir merino vilna čia. Šitą galės nedėti. Tai nedėsim. Tai va tuščia. Va, dabar dar. Ar gerai? O, tu tikrai, kad 20 laipsnių. O, tikrai nemeluoju, mėgojom prie -20. Eisim, pakaisim, mėgoti šiandien į ledų namelį. Turėsi? Mes eisim, su tavim šį kartą. Tas namelis, vėl tas namelis. Kas nutiko? Kas atsitiko? Pačiauk smilti. O kodėl? Aš galiu tada pasakysiu kažką tam. Gerai. Pakėliau smiltą. Ką? Mama liepė man ją laikyti ir taip įpsakdinti. Bet aš pargrįvau, bet kad įvarai. Žaidok žaibuką. Tai čia antradienis, mes čia taip linksminamės. O vakar jisai sako, noriu nakvot namelyje. Tai einam gal ir į tą nakvynę ir pamatysit, kaip ten viskas buvo. Nes aš ištraukiu ir iš jo informaciją, kad tai nebūtų, kad neatrodytų, kad čia aš čia įsigalvau, kad einam dar mėgoti, einam ten filmuotis prie -20. Ne, čia buvo jo iniciatyva. Visų 100%. Jo. Tai einam video. Ką jūs galvojat? Sūnus užsinorėjo mėgoti šiandien namelyje. Spėkite, ar aš noriu. Nelabai. Bet jau kaip suprantat, aš neturiu pasirinkimų. Čia eina garas. Galim dabar... Iš tikrųjų, čia senai nieks nebuvo. Nebent vaikai dieną ateidavo pažaisti. Dabar čia mes turim nei daug, nei mažai. Ai, nesimato. 10 laipsnių. 10 laipsnių šalčio namelė yra. Pažiūrėkit, kaip termometras kitas atrodo. Tikroviškai. Tikrai, kad lyg būtų -10. O, čia gal aiškiau matosi. -10. Viskas vat, apaugę tokiu sniegeliu. Visi langai. Oi, vyras sniegas. Ką darysi? Čia mūsų, taip sakant, mūsų pasirinkimas. Bebriukas visą laiką čia laukia. Sūnus dabar laukia namuose. Ir jisai čia buvo iniciatorius. Sako, tėti, aš noriu vėl nakvoti sniego namelį. Tiesiog iš lempų sugalvojo tokį. Okei, galvoju, nu praeis, čia gal tokia šiaip užėjo mintis. Primink man, sakau, rytoj, tada čia bus kaip įrodymas, kad tu tikrai nori. Priminė. Šiandien, sakau, tėti, aš noriu mėgoti sniego namelių. Primenu tau. Sakau, primink dar kartą šiandien, tada aš tikrai suprasiu, kad nori. Nu ir po kokių ten 3 valandų jis priminė man. Nu tai čia reiškia tikrai nori. Nu tai sakiau, kad važiuoju, kad eisim, tai... Tai viskas, nebėra turiu kur dingt. Kloju tą namelį ir einame mes miegoti. Ir pagalvojau, kad nufilmuosiu aš tą, kaip sakant, dar vieną nakvynę, nes dabar šią naktį tikėtina, kad bus -20. Dabar laukia yra -17 ant termometro. Ir naktį žada -20. Aišku, namelė tiek neturėtų būti, bet pats principas, nu kad šalta yra. Čia toksai jau, taip sakant, nevaikiškas reikalas. Čia tik ruonėms. Ne, aš čia nieko labai nesigiriu, nesididžiuoju. Jeigu reiks, mes eisim namo naktį, jeigu bus šalta. Kaipgi be lempučių. Lempučių mes čia turim. Antra. Kai ateis sūnus, aš jo paklausiu būtinai, ar aš jį verčiau čia, ar jisai jau čia mane vertė. Ir kokios buvo sąlygos duotos, kad čia nakvotumėm. Nežinau, ką jis pasakys. Kaip jis tą mato situaciją, aš jums pasakiau, taip sakant, savo vertinimą, savo matymą. Vakar pradėjom 30 dienų iššūkį, tai kaip ir to šalčio netrūksta.
to grūdinimuose. Bet tas iššūkis labiau yra savo, asmeninis. O čia, čia sūnaus, taip sakant, iššūkis. Po praeitų video klausiau, ar man atitempti žmonai čia nakvoti. Tai sako, atitemk, reikia dar epizodo. Bet čia truputį sunkoka, jinai dar maitina. Tai čia tos vietos, aš čia tada turėčiau nebūti, jinai viena, per daug komplikuota. Vaikas per mažas. Padarysim dar kada nors, tikiuosi. Nors niekada negali žinoti. Tas, kaip sakant, padarysiu kažkada, aš irgi pastatysiu. Gal, o gal ir ne. Neaišku, bus dar to sniego, tiek nebus. Nes čia dabar tikrai mes mušam rekordus su sniegu. Einu miegmaišio ir sūnaus. Taip, batus nusiimt reikia. Taip paprasta nukrapstyti jos. Nesipsiau koinės vilnonės. Pamiršau pagalbę. Jo, gali jau įlysti. Čia paėmiau tokią pagalbę, duris uždarysim. Ką sakai? Miegmaišis, gerai. Ačiū. Ir knyga, ką mes čia turim? Pelėda drulyje ir diena ne. Ir ką mes čia dar turim? Liutuką. Simba. Atvarėm vėl miegot? Taip. Nebijai sušalt? Ne. O papasakok man trumpai, kaip tu čia sugalvojai miegot dabar? Taip pat kaip ir aną kartą. Tu man pasiūlei, ar aš tau pasiūliau išeit nakvot dabar? Ir ką aš tau pasakiau padaryti reikės? Miegosim. Bet ką aš tau sakiau, kad įsitikinčiau, ar tu tikrai nori? Ką tu šiandien darei man? 2 kartus. Sakiau, Ką sakei? kad nori miegoti namelyje. 2 kartus priminei man. Taip. O kaip tu taip nepamiršt sugebi? Nes tu pasakėjai, kaip pasakiau vieną kartą, tada aš prisiminiau ir laikiau tą mintį galvoje ir vos tik tu atsiliepi iškart vos tik pasakęs iškart pamiršau ir tu pasakėjai. Gerai, nesušalsim? Ne. Gerai, aš jau ką taip apkabinsiu, kaip nesušaltum, gerai? Gerai. Aš dabar jau karštą gal? Ne. Skaitysim knygelę. Taip. Aš pamiršau pagalbę, kaip man čia daryti, kaži. Gal aš žinau atsinešiu, gerai? Gali atsinešti. Aš palauksiu. Palauksiu? Aha. Va, žiūrėk, kamerytę palieku. Jeigu norėsi, galėsi kažką čia pajuokauti, gerai? Gerai. O jeigu bus šalta, apsiklopsiu su odeliuku. Gerai. Žolės kokštelį ištraukiau. Iš namelio? Taip. Va šitas gabalėlis čia buvo. Gerai, tu gali ten papasakoti ir kamerai, kaip čia tas namelis pastatytas. Kaip čia viskas taip smagu. Gerai. Ką veikė? Net nepastebėjau, kaip atėjai. Nu jo. Nu ką, pasiruošęs miegoti? Taip. Aš to irgi būsiu pasiruošęs. Pakuok miegmaišį, skaitysim knygą. Ir bandysim gyventi naktį. Sniego namelyje. Štai mano pagalbė, didžioji. Aną kartą mes dvies ant jas ir miegojom. Šiandien matysim, kaip bus. Taip pat dar patobulinimas, kadangi -20, tai dar paėmiau tokias didelės duris. Čia mes padarysim duris iš to, gerai? Gerai. Iš tos pagalbės. Ir ledo reikės uždengti.
Ledo nedengsim, nes paskui bus išeit sunku mums. Oi, mano tenais kroksai toli, aš jau paimsiu arčiau. Ir va tuščia. O, dabar dar. Gerai, kita dabar. O, dar vienas liko. O čia 4? 4. Čia yra kompresiniai dirželiai. Jie suveržia, kad užimtų mažiau vietos. Op, labai gerai. Nori jau lys po miegmaičiu. Nori lysti, tau šalta? Ką? Na, kaip man čia pasakyti? Nu, pasakyk va taip, kaip yra. Nešalta, bet noriu jau. Gerai. Bet tu užsidėjai šitą merino vilnos šalmiuką užtat. Su juo bus šilta. Ir ant tų viso kūno yra merino vilnos sluoksnis. Va. Skauda koja. Skauda koja? Tai gal nukasti tą koją, tada neskaudės? Daug, aš parodysiu. Aš parodysiu. Žiūrėk, va. Va. Merino vilna čia ir merino vilna čia. Viskas iš merino vilno. Taip? Taip, dabar rodom, kaip durys užsidaro. Nu, Sigučio pafilmuok. Sigutė, imk pafilmuosi. Ar tu nesigutis? Nesigutis, jo, čia toksai yra senas juokelis. Jo, Sigučia filmuok. Давай, ламини. Ai, tu. Sigučio filmuok. Laikyk dabar kamerą, žiūrėk į ekraną. Čia geriau paimk už šono, va čia, va tai va. Va, kaip profesionalas dabar laikai. Ir dabar žiūrėk, kad mano galva matytųsi. Matosi. Matosi galva? Aha. Gerai, tada dabar aš kam, dabar durytės filmuok, durys per centrą. O, žiūrėk, kaip čia gerai ta pagalvė. A, tu matai? O katės neįlys? Katės? Katės čia net prisiartint bijos. Kodėl? Nes jos žino, kad čia nakvoja du liūtai. Net oras netraukia, žinok, čia bus labai gerai. Šaltas oras net, nu gerai, truputį čia traukia kampe. Ten toks vienas pagaliukas įsikišęs. Aha, kabliukas yra, jo. Gerai, tu čia pastebėjai. Viskas, užsidarėm jau. Užsidarėm durytės. Dabar galim įlysti jau miegmaišį. Gerai. Op, tamsu. Op, šviesu. Viena kažko neveikia lemputė. Kuri? Ten va dar yra lemputė, bet neveikia. Pabandyk pataisyti ją. Va ten va lemputė, matai? Įdėk batareikas visas prispaus, kad būtų jos visos vietoj. Aha. Dabar pabandyk paspaus. Ai, duok parodyk, biškai, gal išsijungia. Oi! O, man šalta, žinok. Tau nešalta? Ne. Oi, prie tavęs tikrai kaip šilta. Mes, matai, atrodom, kad mes trysia. Aš, tu ir kas dar? Nežinau. Bebriukas. Matai, už tavęs bebriukas yra. Ar dar atsikelt biškį nuotrauką padaryti? Ne. Ne? Rytoj padarysim, gerai? Taip. Užkrėtė į mane. Atsiprašau, nes manau, kad ir jūs užkrėtėm. Žinai, kad žiovulys labai užkrėčiamas yra? Ne. Kai tu atsižiovauji ir kitas žmogus atsižiovauja. Atsižiovauja. Taip, dabar termometras rodo 6 laipsnius šalčio. Lėtai šylam, atrodo. Kitas termometras. Kitas rodo 4. Tai kuris daugiau? Daugiau rodo
4, kaip čia pasakydamas, su tom temperatūrom. Na, tu gali iš spalvų pasakyti. 4 yra -4, tai yra daugiau truputį, nes tas rodo minus, kiek aš ten sakiau, 6. Tai Kodėl 4? Daugiau negu 6. čia labai sudėtinga yra, nes tai yra -6 ir -4. Šiaip 6 daugiau yra. Bet dar kaip prie jo pridedi minuso ženklą, bet aš nežinau, kelintos čia klasės kursas. Tokie dalykai. Minus yra minus, aš tau reiktų nupiešti, yra 3, 2, 1, 0. Tai įsivaizduoji? 3, 2, 1, 0. O paskui yra -1, -2, -3, -4. Nesąmonę šneku, taip? Nu, reiktų ant popieriaus, aš tau nupieščiau, paaiškinčiau. Būtų aiškiau. Toje drevėje gyvena pelėda drulyje. O dar čia mes turime radėliuką papildomą, jeigu reikės. Taip. Tuk. Čia mes galim pasakyti jau labanakt. Labanakt. Labanakt iki rytojaus ryto. Mes ten nesušalsim. Jūs nebijokite dėl mūsų. Taip? Taip. Ką darysi, jeigu bus šalta? Eiti namo. Vienas? Ai, ne. Tai ką darysim? Kaipgi pasakius. Mane pažadinsi gal. Taip. Pažadinsi mane ir sakysi, tėti, man šalta. Ką darom? Nešk mane namo. Gerai. Gerai. O aš žiūrėsiu, kad nebūtų šalta. Labanakt. Tikrai, kad mėgino. O, aš dar turiu kažkur tai kepurę. Mėgosiu aš su kepurė gerai. Tu nieko prieš? Nieko. Va, ir dar tokia užsidėsiu irgi skarelę. Merino vilna yra merino vilna. Va taip. Tėtis nindzė. Ką? Tėtis nindzė. Pažiūrėk, kaip aš atrodysiu naktį. Nu, daug. Neįsigasi naktį manęs? Ne. Gerai. O balta geriausiai matosi tamsoj. Balta? Taip. Taip, balta kaip spalva, tamsoje geriausiai matosi. Bet aš žinau, kad Labas rytas. Labas rytas. Dar mėguos? ne. Tai labas rytas, pasisveikin. Labas rytas. Kaip mėguoji? Gerai. Tikrai gerai? Gerai, dar. Ar tai gerai? Nesušalom? Ne. Tikrai, kad nesušalom. Tai noriu namo jau. Jau namo? No. Kodėl? Kodėl? Tai kas yra? Tai pažiūrim temperatūras. O, čia rodo -4. Čia rodo -7. Taip, kažkaip tai nėra taip, kaip aš galvau, kad yra. Nėra taip šilta. Bet mums nešalta. Taip? Taip. Labas. Čia arbatą darau. Išgirdau, galvoju, kas čia kažkur vibruoja telefonas, nu. Mes jau seniausiai atsikėlėm, žinokit, prieš valandą. Oho. Aš jau laukiu, galvoju, jūs ten ir ragą sulėdėjot jau ar dar taip, tik tai miegat.
mes čia susiglaudę savo miegam. Kaip sekėsi, Vitukai? Gerai. Gerai išmiegojai. Šildė tave Vilnos ir Rubeliai. Nu, gerai. Tėtė, taip. Aha. Gerai, mes ateinam. Na gerai, aš jau ir padariau arbatą. Gerai. Atsikelk, nuotrauką pasidarom. Sakėm, kaip pasidarysim. Dar miegot norėsi čia? Taip. A kuogi tau čia tai patinka? Kad su tėčiu tikriausiai, todėl. Taip. Bėgam namo. Ate. Laukia žvarbumas koks. Urviniai žmonės išlindo iš urvo. A čia tie bepročiai, kurie ateina ir maudosi. 30 dienų iššūkis. Atsikėlė ledo namelį ir dar lendi į ledinį vandenėlį. Nėra taip blogai. Čia šitą mes nepjausim, tegul jos nebūna. O čia kitą išsipjausim šitą. Antra iššūkio diena. Antra. Ledukai. Jaučiu. Nu, lystų pašildykit vandenį. Antra diena. Ar gerai? Nesuprantantiems galiu priminti, kad dabar vyksta 30 dienų iššūkis ir kiekvieną maudomės dieną eketėjai. 30 dienų. Ir šiais metais griebė šaltis nuo pat pirmos dienos. Tai mesk savo iššūkį ir dalyvauk ledinėme iššūkyje ir taip stiprink save. Miegoti ledo namelį. Žinai? Tavo čia rūbais visą apsirengti. Čia vien mano rūbai. Žiūrėk. Ronis. Tegul Ronį pasibučiuoja čia. Bet dar biškai. Šitą galės nedėti, gal. Tai nedėsim. Kas valgyti? Padaryti, kas nors Taip, Ronį. Padaryti valgyti, kas nors. Kaip Ronį bučiuosi? Nu, baig. Gera yra mėgautis žiema, tiesiog gera, kai yra žiema. Ir tada gera ją mėgautis. Bet tam, kad mėgautis reikia, kad jinai būtų. O ne visada būna. Tai kai yra, reikia mėgautis. O, formulę išvedžiau. Viskas iki rytoj, užparyt 9 val. Prie Žalių ežerų, savaitgaliais 11. Nepamiršk, aišku, Trakų plaukimo, Palangos ruonio maudynių. Ten susitiksim su ruoniais. Ate.